Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Peterburgo armonika klavišinis dumplinis vokiško derinimo instrumentas, kurio dumplės glaudžiant ir traukiant vienu klavišu išgaunami skirtingo aukščio garsai. Pradėtas gaminti Sankt Peterburge XIX amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Lietuvoje šis instrumentas paplito nuo 20-ojo amžiaus pradžios. Tiek tarpukariu, tiek ir pastaraisiais dešimtmečiais Peterburgo armonika grojama šiaurės rytų Aukštaitijoje – Zarasų, Utenos, Molėtų, Ignalinos, Švenčionių, Anykščių, Ukmergės, Širvintų, kiek mažiau Rokiškio ir Kupiškio rajonuose. Meistrai ir muzikantai 2 ir 3 eilių dvibalses armonikas patys dirbo, taisė, tobulino, buvo sukurta ir lietuviškoji trieilės tribalsės armonikos atmaina. Dėl gražaus skambesio, puošnios išvaizdos, Peterburgo armonikos sparčiai išpopuliarėjo ir nustelbė savo pirmtakes Vienos armonikas. Čia tai instrumentas toks labai įdomus. Galima sakyti, viename instrumente yra 3 instrumentai, nes su kiekviena eile galima pagroti skirtingą kūrinį. Iš pradžių, tai kai tos pirmosios armonikos atsirado, tai jos ir nebuvo. 3 eilės, iš pradžių 2 eilės, anksčiau dar ir galbūt net ir 1 eilės, nes prieš tai atėjusios tokios vienos armonikos jos turėjo tik 1 eilę. Grojimas irgi skiriasi. Pavyzdžiui, dabar dažniausiai groja, pavyzdžiui, senesni muzikantai, kaip mūsų Valentas, tai jisai 2 eilėm, šitom 2 eilėm ir paskui kitom 2 eilėm. Matai, ir kaitalioja po 2 eilės, nes tai reiškia, ta mąstysena išlikus dar sena 2 eilių grojimas. O kai kurie dar groja net ir 1 eilėje. Pačios armonikos, galima sakyti, nesiskiria, jos, ir klaviatūra visur ta pati viskas, nes čia jau yra visos treilės. Bet įdomu tai, kad, pavyzdžiui, jeigu mes pamatuotumėm suliniuotę centimetrais, tai čia yra ilgesnė klaviatūra, o čia, pavyzdžiui, mažesnė. Ir kartais perėmant vieną į kitą armoniką, truputį sunku prisiderinti iš karto, nes jos truputį skiriasi. Lietuvoje dažniausiai sutinkamos treilės peterburskos. Dešinėje klaviatūros pusėje turinčios 3 tarpusavėje suderintas klavišų eiles. Tokiu instrumentu muzikantas gali groti net 6 tonacijomis, o traukiant ir tempiant išgaunama daugiau skirtingose eilėse pasikartojančių garsų. Šiam instrumentui būdingi saviti, sodrūs, akordiniai sąskambiai ir jų derminė kaita. Muzikavimas pasižymi melodinėmis linijomis bei ritmo ornamentika.
gražiau gaunasi harmonika. Akordeonu tai jau tiek pripratęs, kad jau atsibodys jau jisai. Čia yra tokia sistema, kai į vieną pusę traukia vieni balsai ir stumi į kitą kiti balsai. O akordeonu tai yra tas pats balsas. Čia toks pagrindinis skirtumas. Ir nuo kitų, pavyzdžiui, rusiškų harmonikų irgi tuo išsiskiria. Peterburgo harmonikos. Gal tas skambesys dar pats išsiskiria tuo, kad, pavyzdžiui, nuo fabrikinės irgi gerai skamba, bet ir liaudiškos gerai skambėdavo nuo to, kad darydavo iš laikrodžio spiruoklių. Tas metalas labai geras turbūt yra. Man asmeniškai jinai ypatinga, kad jos turi savo šarmą ir jų įrašai, ir jų skambesys visai kitas negu tos, kur mes grojam tom vadinom rusiškam. Dūšios instrumentas, aš sakysiu. Tarpukariu Peterburgo harmonika buvo pagrindinis šiaurės rytų aukštaičių jaunimo susibūrimų, vestuvių, krikštynų, kalendorinių švenčių instrumentas. Jie grodavo ir vienas muzikantas, bet dažniausiai jis skambėjo smuiko, klarneto ir būgnelio ansamblyje, o ilgainiui tapo pagrindiniu, vedančiuoju instrumentu. Kiekvienas muzikantas, galima sakyti, turi savo stilių. Sakykime, ir Algimantas Mieliauskas turėjo, Vaitonis, rokiškio muzikantas, Algimantas Mieliauskas yra nuo Molėtų, bet jis yra kilęs iš Zarasų. Mūsų Valentas Trainys tai irgi savo stilių turi, bet pats muzikantai yra ne tik savo stilius, bet ir toks krašto stilius, dar galima sakyti, nes pas visus toks atsiliepia krašto stilius, kitoks jau yra. Harmonikieriais paprastai būdavo kaimo muzikantai. Jie laikėsi vietos muzikavimo papročių ir tęsė juos, grodami nuo seno tam kraštui būdingą repertuarą. Su Peterburgo harmonika paplito polka, valsas, maršai, kiek vėliau ir fokstrotas. Kiekvienas muzikantas, grodamas įdeda ir dalelę savo širdies. Tai, kas jam gražiausia. Daugelis muzikantų groja 3, 4, 5 netgi instrumentais. Ir būtent išmoksta gražiausius kūrinius ir pagroja irgi tarp peterburskininkų. Ir suvažiuoja vieni vyrai. Čia dar yra vyrų sritis. Atsirado Sielos muzikantų festivalis. Ten galima sakyti, ir tą atgimimo pradžia ir buvo šitų harmonikų. Muzikantai jau grojantis kitais instrumentais jau pradėjo domėtis Peterburgo harmonikom. Ir tada 2010 metais jau mes pradėjom daryti festivalį Respublikinės Peterburgo harmonikų šventės. Tai kas 2 metai, tai jau 8 festivalis 2024 metais bus Utenoj. Tas skaičius muzikantų apie 30 nesikeičia. Kai pirmoji buvo tie patys seniausi muzikantai, buvo jų apie 30 ir dabar maždaug kažkur tai tas skaičius. Labai džiugu, kad tos tradicijos tęsiasi, perima jaunimas. Kur tik žino, kad groja Peterburgo harmonikom muzikantai, tai komanda iš Lietuvos suvažiuoja į tą miestelį. Ar tai būna Utenoj šventė, ar tai būna Molėtuose, ar tai Širvintose. Tai ir šokėjų porą turim irgi, važiuoja, šoka, klausosi, palaiko, džiaugiasi šito muzikavimu.
Yra atgimimas dabar toks sąjūdis, kaip ir čia iš Utenos yra žmonių entuziastingų, tikrai, kurie perduoda ir tikrai va gražu žiūrėti. Jauni žmonės groja, kai kurie ir už mus geriau. Ir vat, džiaugiuosi, kad vat, ir maži bando tokį sudėtingą instrumentą, tikrai sudėtingą. Ir paaugliai, ir studentai netgi neužmiršta, atvažiuoja. Tiesiog nori tęsti tą tradiciją, nes tai paveldas mūsų senelių, taip yra būdas juos atminti. Jeigu mūsų seneliai groja, tai manau, kad ir gražu bus ir kur po mūsų kas gros. Tikėkime.